Labadiena. Iltė, tęsdama priemonių pristatymą, kviečia susitikti dar kartą ir šį kartą pašnekėti apie daugiabučių namų modernizavimo fondą, pagal kurį paraiškas galite teikti 2021-2027 metais. Kadangi daugiausia tikriausiai prisijungus yra projekto administratorių, jie prisimena keletą vardų. Tai bendradarbiauti šio laikotarpiu pradėjome tada, kada į balsavimo biuletenius jūs rašėte VIPA, vėliau sukonsolidavus įmonės pakeitėme vardą ir rašėte Invega, o šiuo metu, kas vykdo balsavimus, tikriausiai rašote Iltė. Užbėgant įvykiam už akių, visi variantai teisingi, balsavimo biuleteniai bus priimti, bet dabar jūs kviečiame bendradarbiauti su Iltė, kur konsolidavus 4 nacionalinės plėtros įmonės pakeitė vardą ir įgijo nacionalinės plėtros banko statusą. Šiuo metu turime 37 aktyvias finansinės priemonės, daugiabučių namų modernizavimo fondas yra vienas iš jų ir apie jį šiandien plačiau. Tai ką jums pristatysime šiandien? Kartu su savo kolegomis aš jums papasakosiu pagrindės priemonės sąlygas, paraiškų teikimą bei vertinimą, aptarsime mokėjimų prašymų teikimą, įmokų administravimą, skolų administravimą bei teisinę aplinką ir atsakysime į jūsų klausimus. Jeigu klausimų turite, galite užduoti visos transliacijos metu, komentarų skiltyje rašykite savo klausimą, o transliacijos pabaigoje pasistengsime į juos visus atsakyti. Taigi, pradžia. Paskolas teikiame daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo darbams. Galimi klientai yra bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys, bendrojo naudojimo objekto administratoriai, savivaldybių programų įgyvendinimo administratoriai bei kiti įgalioti asmenys pagal pavedimo sutartį. Kas svarbu, kad balsavimo biuleteniuose dėl daugiabučio namo modernizavimo jūs, vienas iš šios formos administratorius, būtumėt įrašytas kaip administratorius, o mes kaip finansuotojai. Šiai priemoniai 21-27 metų laikotarpiu Iltėje skirta daugiau nei 1 milijardas lėšų. Tai 39 milijonai yra nacionalinių lėšų, 45 sanglaudos fondo, beveik 200 milijonų Europos regioninės plėtros fondo. Ir mes, kaip Iltė, valdydami šiuos pinigus, kuriuos mums patikėjo Aplinkos ministerija ir Finansų ministerija pasirašydami daugiabučių namų modernizavimo fondo sutartį, įsipareigojame įnešti papildomų lėšų, pritraukti daugiau nei 800 milijonų lėšų ir iš viso paskolinti tą didelę sumą parašytą ekrane, tai daugiau nei 1 milijardo projektų. Priemonė startavo 23 metų gale, mes pradėjome rinkti paraiškas, vis dar paraiškas rengiame ir rinksime tol, kol išnaudosime šį didelį krepšelį jūsų modernizavimo projektam finansuoti. Taigi, mūsų teikiama paskola yra lengvatinė ir jos pagrindinės sąlygos yra šios. Tai paskolos pasirašomos. Paskolos suma bus nedidesnė negu rangos darbų išlaidų suma. Taikysime 3% metinės fiksuotas palūkanas. Paskolos terminas iki 20 metų. Paskolos terminas yra skaičiuojamas nuo paskolos sutarties pasirašymo, skaičiuojama 20 metų ir per tą laikotarpį yra ir išmokama paskola ir vykdomi paskolos grąžinimai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nurodytas jūsų valstybės paramos sutartyje, kurią pasirašo projekto administratorius ir APVA, ir jis turi būti pratęstas APVA ir jūsų susitarimu, bet mums visą laiką reikia turėti galiojančią valstybės paramos sutartį. Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas iki 2 kalendorinių mėnesių, iki tol, kol gausime pervestas valstybės paramos lėšas. Tai reiškia, kad jums nereikia grąžinti paskolos nuo pirmos paskolos išmokėtos dalies, bet paskola ir palūkanos kaupiamos ir jūs pradedate grąžinti tada, kada praeina 2 mėnesiai nuo valstybės paramos gavimo dienos. Paskola išmokama tiesiogiai rangovui už atliktus darbus. Ir kas labai svarbu, tai yra paskolos sumažinimas ir ta valstybės parama. Tai reiškia, kad jūs pasiekę numatytą klasę, kokią klasę jūs įsipareigojate pasiekti jūsų nurodytoje valstybės paramos sutartyje ir sutaupote ne mažiau kaip 40% energijos sąnaudų, tuomet jūs gaunate valstybės paramą. Ja skiria aplinkos projektų valdymo agentūra, AFA, pervesdami į mūsų sąskaitą ir mes tą pervestą lėšų sumą sumažiname jums išmokėtą paskolą ir tik sumažinus yra rengiami paskolos grąžinimo grafikai. Kokios tos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios yra įtraukiamos į paskolos sutartį? Tai daugiabučio namo energinio efektyvumą didinančios išlaidos, modernizavimo programoje nurodytos kaip tinkamos kitos atnaujinimo priemonės, bei pridėtinės vertės mokestis, kai jo negalite įtraukti ir susigrąžinti į PVM apskaitą.
kas svarbu paminėti, tikriausiai ir koks didžiausias jūsų lūkestis išgirsti, tai kas per tuos metus, kuomet išstartavom, pasikeitė, nes keitėsi tiek dėl teisinės bazės pasikeitimų, tiek dėl keičiamo nutarimo, gerai žinomo 1725, tiek dėl administracinių kitų procesų. Tai 3 pagrindiniai pasikeitimai naujajame laikotarpį, kurie vėliau įsidetalizuos kolegų pranešimuose, tai yra, kad ILTE gali atsisakyti pasirašyti paskolos sutartį, jei rangovas yra nepriimtinas. Apie tai plačiau išgirsite prie paraiškų vertinimo proceso. Paskolos grąžinimo grafikai rengiami buto ar kitos patalpos savininkui, atsižvelgiant į nuosavybės formą. Tai truputį anonsuojant, jeigu anksčiau senuoju laikotarpiu rengdavom paskolos grafiką butui, tai šiuo metu 21-27 programai ir senojo srauto paskutiniesiams įgyvendinamams projektams grafikai rengiami savininkui. Tai jeigu butas priklauso vienam asmeniui, juridiniam ar fiziniam, jis gauna vieną grafiką, tai yra butas tolygu vienam grafikui. Jei butas ar kita patalpa priklauso keliems juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie tą turtą valdo jungtinės nuosavybės teisę, taip pat teikiamas vienas grafikas. Tačiau jeigu butas priklauso keliems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie turtą valdo dalinės nuosavybės teisę, parengiama tiek grafikų, kiek bendrasavininkių yra. Tačiau taip pat yra galimybė apjungti tuos grafikus, jeigu jums nepatogu, jeigu butas pageidauja turėti vieną grafiką, kaip iki tol turėdavo ir bendrasavininkiai visi susitarė dėl to, pasirašius susitarimą gali būti teikiamas vienas grafikas. Tai šie pakeitimai yra esminiai, kuo skiriasi pirmas ir antras srautas ir jie keliaus per visus pranešimus ir kolegos detalizuos juos. Tai pradedant temas ir lendant į priemonės gylį, noriu žodį perduoti savo kolegijai Erikai, kuri ir pristatys daugiabučių modernizavimo paraiškų vertinimo procesą, klaidas ir padetalizuos labiau. Noriu paminėti, kad žinome apie techninius nesklandumus ir tikimės, kad jie nepasikartos. Tai mano vardas Erika, dirbu savivaldos ir būsto finansavimo skyriuje, kuriame vertiname paraiškas. Ir šiandien kalbėsiu apie daugiabučių namų modernizavimo fondo paraiškų vertinimą. Pradžiai šiek tiek statistikos apie 2021-2027 metų paraiškas. Tai yra gauta daugiau kaip 700 paraiškų už 736 milijonus eurų ir priimta daugiau kaip 660 teigiamų sprendimų už 685 milijonus eurų. Tai kviečiame aktyviai teikti paraiškas pagal APVA 9-12 skelbtus kvietimus. Ir žinoma, esame pasirengę priimti APVA 13 kvietimo fiksuoto įkainio paraiškas, kai jos bus patvirtintos APVA ir būsite pasirašę valstybės paramos sutartis.
Tai atsižvelgiant į pokyčius ir sukauptą patirtį, kalbėsiu apie paraiškų vertinimą, akcentuojant dažniausiai pasikartojančias klaidas, rengiant dokumentus bei teikiant paraiškas, kas ženkliai ilgina paraiškų vertinimo terminus. Taip pat sprendimo dėl paskolos teikimo terminus, bendradarbiavimą po sprendimo priėmimo ir kitus aktualius klausimus. Taigi dažniausiai pasikartojančios klaidos yra šios, kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, tačiau jo įgaliojimas netinkamai formintas, pavyzdžiui, įgaliojimas nepasirašytas vadovo, pasibaigus įgaliojimo data. Protokoluose netiksliai nurodomas juridinis ar fizinis asmuo, kuriam pavedama atlikti projekto administratoriaus funkcijas. Taip pat dažnos techninės klaidos balsavimo dokumentuose ir paraiškose, pavyzdžiui, nurodoma klaidinga paskolos suma su rezervu ar be rezervo, tai šioje vietoje labai dažnos klaidos tiek dokumentuose, tiek paraiškose. Tai priminsiu, kad paskolos suma yra rangos darbų suma pagal pasirinktą variantą, kuriam pritarė gyventojai. Taip pat paskolos suma gali būti be rezervo arba su rezervu, atsižvelgiant į tai, kaip ar rezervui pritarė gyventojai. Taip pat ir paraiškoje reikėtų rinktis paskolos sumą su rezervu, jeigu gyventojai pritarė rezervui. Taip pat nepažymima, ar paskolą prašoma suteikti vardu ar naudai, tai balsavimo dokumentuose reikėtų pasirinkti vieną variantą, atsižvelgiant į tai, ką pasirinko gyventojai. Taip pat ir paraiškoje reikėtų pasirinkti tą variantą, kuriam pritarė gyventojai. Priminsiu, kad jei balsavimas įvyko po 2023 metų lapkričio 1 dienos, visais atvejais reikėtų rinkti paskolos sutarties pasirašymą vardu. Taip pat nurodomas klaidingas daugiabučio namo adresas, unikalus numeris, tai priminsiu, kad ši informacija turėtų būti įmama iš registrų centro išrašo. Taip pat nurodomos klaidingos ilte paskolos teikimo sąlygos, tai, kurias pristatė Aušrinė, tai tiesiog priminsiu, kad 20 metų laikotarpis 3 procentų fiksuotos metinės palūkanos bei finansuotojas uždaro akcinė bendrovė ilte. Nepateikiama pavedimo sutartis, tuo atveju, kai ji privalo būti sudaryta, pavyzdžiui, kai projekto administratorius yra savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba yra kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu įgaliotas asmuo pagal pavedimo sutartį. Tai priminsiu, kad pavyzdinė pavedimo sutarties forma, taip pat ir balsavimo dokumentų formos patvirtintos aplinkos ministro įsakymai yra skelbiamos tiek APVA, tiek e-Seimas interneto svetainėse. Nepateikiama valstybės paramos sutartis arba pateikta valstybės paramos sutartis pasirašyta ne su paraišką pateikusiu projekto administratoriumi. Tai priminsiu, kad paraiškas teiktumėte tik, kai jau turite pasirašytas valstybės paramos sutartis, nepateikiamos de minimis pažymos. Atkreipkite dėmesį, ar suteikta de minimis pagalba neviršija planuojama suteikti de minimis pagalbos dydžio. Tuo atveju, jei viršija, paskolos sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei toks fizinis ar juridinis asmuo prie projekto įgyvendinimo prisidės nuosavomis lėšomis. Nepateikiami butų ir kitų patalpų savininkų pritarimai, kai investicijų plane numatyta didžiausia mėnesinė įmoka viršija dydį, nustatyta pagal valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti, modernizuoti teikimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės. Na ir kitos techninės klaidos pildant paraiškas, tai netiksliai nurodomas APVA patvirtintos paraiškos numeris, visų butų ir kitų patalpų naudingasis plotas, savininkų duomenys bei valdomos dalys, neteisingai nurodoma didžiausia mėnesinė įmoka. Tai atidumo pildant paraiškas, nes klaidos paraiškose, dėl klaidų paraiškose užtrunka paraiškų vertinimas, sprendimų priėmimas ir kilti tolimesni projekto įgyvendinimo procesai. Kalbant apie sprendimus dėl paskolos teikimo, baigus pateiktos paraiškos vertinimą ilte kredito komitete priimamas sprendimas dėl paskolos teikimo ir išsiunčiamas projekto administratoriui. Paskolos teikimo būtinosios sąlygos nurodytos ilte sprendime privalo būti vykdytos iki paskolos sutarties pasirašymo dienos, ne vėliau kaip iki ilte sprendimo dėl paskolos suteikimo sąlygų galiojimo termino pabaigos. Tai atkreipsiu dėmesį, kad iki šio termino pabaigos turi būti pasirašyta ir paskolos sutartis, kuri gali būti rengiama iki 20 darbo dienų, tai prašome atkreipti dėmesį, atsižvelgti į šios terminus, kad spėtumėt pasirašyti paskolos sutartį.
Laiku neįvykdžius nurodytų sąlygų, nepateikus minėtų dokumentų arba nepateikus raštiško prašymo su pagrindžiančia priežastimi dėl termino pratęsimo ir padidėjus projekto ar finansinių įsipareigojimų įgyvendinimo rizikai, ILTE sprendimas dėl paskolos suteikimo sąlygų netenka galios ir paraiška atmetama. Esant objektyvioms aplinkybėms, ILTE sprendimo dėl paskolos suteikimo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęstas, bet neilgesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui nuo pirminio sprendimo dėl paskolos suteikimo sąlygų priėmimo dienos. Tai svarbus pasikeitimas, įvestas maksimalus sprendimo galiojimo terminas, kuris nėra neribotas. Kalbant apie bendradarbiavimą po sprendimo priėmimo, tai po ILTE sprendimo dėl paskolos teikimo priėmimo vykdoma projektų statuso ir sprendimų galiojimo stebėsena. Projekto statuso stebėsena tai nuolatinė komunikacija su projekto administratoriumi dėl projekto stadijos bei planuojamo paskolos sutarties pasirašymo termino. Sprendimų galiojimo stebėsena tai siunčiami priminimai projekto administratoriams susisiekiama skambučiu. Tai šioje vietoje atkreipsiu dėmesį, kad siekiame efektyvumą ir planuojame siųsti automatinius priminimus apie besibaigiantį sprendimų galiojimo terminą. Na ir kviečiame sekti ILTE sprendimų dėl paskolos teikimo galiojimo terminus ir laiku pateikti prašymą dėl termino pratęsimo, jei to reikia. Prašymą su detalia argumentacija dėl termino pratęsimo prašome pateikti likus bent vienam mėnesiui iki sprendimo galiojimo termino pabaigos, kad sprendimai būtų pratęsti laiku. Taip pat prašome informuoti apie svarbius projektų statuso pasikeitimus arba kylančias problemas, nes bendradarbiavimas svarbus dėl bendro tikslo projekto įgyvendinimo sėkmės. Na ir svarbus akcentas į sprendimus dėl rangovo tinkamumo. Vertinant paskolos sutarčiai pasirašyti pateiktus dokumentus ir nustačius neatitikimus dėl rangovo tinkamumo, vertinama konkreti situacija ir projekto administratorius kviečiame aktyviai bendradarbiauti teikiant informaciją. Paaiškėjus ILTE vertinimų reikšmingoms projektą didinančioms priežastims dėl konkretaus rangovo, pavyzdžiui, teismai, neigiama rangovo reputacija, rangovas įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ar kitą, gali būti reikalingas ILTE sprendimas dėl rangovo tinkamumo. Jei ILTE vertinimu konkretus rangovas yra per didelės rizikos, paskolos sutartis su projekto administratoriumi renovacijos darbus atliekant rizikingam rangovui gali būti nesudaroma, bet ILTE sprendimas dėl paskolos suteikimo lieka galioti. Tokiu atveju paskolos sutartis gali būti sudaroma atrinkus kitą rangovą arba pasikeitus aplinkybėms, rangovui taikoma, pavyzdžiui, rangovui taikoma CPO apsivalymo procedūra ar kita, rangovo tinkamumas gali būti vertinamas pakartotinai. Tai ačiū už dėmesį, sėkmės teikiant paraiškas ir toliau mokėjimo prašymų ir pildymo instrukciją pristatys kolega Mantas. Labadiena, esu Mantas Jurkaitis ir jums trumpai pristatysiu mokėjimo prašymo pildymo instrukciją, taip kaip reikia žingsnius pildyti mokėjimo prašymus. Tai visų pirma, ką jūs turėtumėt padaryti, tai prisijungti prie savitarnos svetainės ir ten susirasti daugiabučių skiltį ir joje pasirinkti mokėjimo prašymui. Jeigu jūs turite daugiau negu vieną projektą, tai ten reikėtų išsirinkti tą projektą, į kurį norite teikti mokėjimo prašymą ir pasirinkus nurodytą paraiškos numerį, jūs įeinate į patį mokėjimo prašymo pildymą. Mokėjimo prašymo pildymas, jeigu žiūrint į senesnį srautą, tai biškutį skiriasi. Tiems, kams yra pirmą kartą pildomas mokėjimo prašymas, tai turbūt nieko naujo nebus. Tie, kurie yra dirbę su senu srautu, tai mokėjimo prašymas bus šiek tiek kitaip. Pagrindinis skirtumas turbūt yra tas, kad naudos gavėjams investicijos bus skirstomos tik galutinėme mokėjimo prašyme, tarpiniuose skirstymo nebelieka. Tai labai svarbu yra pasirinkti, kokį mokėjimo prašymo tipo jūs pildysite, tarpinį ar galutinį. Ir labai svarbu užpildyti išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše
viską, kas susijęs su aktu. Ne PVM sąskaitų faktūrų numerius, bet akto numerį jūs turite suvesti. Jeigu yra nuosavų lėšų, taip pat nepamirškite įvesti su kiekvienu mokėjimo prašymu, kiek yra deklaruojama nuosavų lėšų. Jūs šitą informaciją turite žinoti ir jūs pilnai valdote ją, mes to žinoti negalime, nes mes nežinome, kiek kiekvienam būtų yra priskirta investicijų. Lygiai taip pat jūs įvedate ir atvirkštinį PVM sumą, jeigu yra numatyta. Jeigu nėra, tai tiesiog užpildote visą akto informaciją. Sekantis laukas užpildžius viską apie aktą, visą mums reikalingą informaciją, periname prie kito žingsnio. Tai yra duomenų MP duomenys. Čia daugiau yra, matysit, suvestinė ir suminės eilutės visų mokėjimo prašymų. Ir suminė PVM, jeigu buvo taikomas nuosavų lėšų, kiek iš viso yra išlaidų apmokėta. Antroje dalyje labai svarbu yra įvesti atsisakomų darbų sumą. Nepaisant to, jeigu atsisakomų darbų nėra, jūs turite įvesti 0, nes jeigu neįvesite jokio skaičiaus, jums tiesiog neleis eiti per žingsnį toliau. Todėl tikrai įveskite 0 ir tik tada galėsite eiti toliau. Dabar pagrindinis skirtumas ir būtų tarp tarpinio ir galutinio. Jeigu yra tai tarpinis mokėjimo prašymas, investicijų paskirstime, trečioje dalyje jums pildyti nieko nereikia ir jūs tiesiog einate toliau. Tačiau jeigu tai yra galutinis mokėjimo prašymas, jums trečia skiltis atsidaro, čia yra tik dalis, čia yra pats viršus. Pačiame viršuje yra visa projekto suvestinė, taip kaip yra, kiek yra išlaidų patirta, kiek yra nuosavų lėšų, atvirkštinio PVM. Jeigu einame šiek tiek žemiau, pamatome, kad reikia išskaidyti išlaidas pagal kiekvieną butą. Svarbu, kad tai, jeigu yra atvirkštinis PVM, jūs turėtumėte išskaidyti atvirkštinį PVM ir nuosavas lėšas pagal energetinio efektyvumo priemonės ir kitas. Taip pat jūs pagal buto lygmenį įvedate individualias investicijas, nuosavas lėšas. Suvedę visas individualias investicijas, apačioje jums bus skiltis apskaičiuoti bendrasias investicijas. Jį paspaudus, jums visas bendrasias investicijas apskaičiuos pagal buto plotą. Gali būti, kad skaičiuojant atsiranda nuokrypis. Nuokrypis ten 1-2 centai. Tai turite atkreipti dėmesį, kad kartais meta klaidą, tai prie bendrų investicijų turite išlyginti, jeigu yra priskaičiuota šiek tiek daugiau bendrų investicijų dalis, tai numinusuojate nuo jūsų pasirinkto buto. Jeigu yra mažiau, pridedate, bet dažniausiai tas nuokrypis bus 1-2 centai. Daugiau turbūt tikimybės yra labai nedidelė. Jeigu pamatėte, kad kažką padarėte blogai, galite tiesiog dešinėje pusėje yra ištrinti, paskirstytas investicijas ir vėl viskas atsistato į pradinį tašką. Jeigu viską užpildote gerai, su galutiniu mokėjimo prašymu turbūt daugiausia klausimų ir gali kiltis, kaip ten suskirstyti, kaip ten investicijas, PVM-us, nuosavas lėšas. Reikia atidžiai, ramiai užpildyti visas tas dalis. Užpildžius visas dalis galima eiti toliau ir įkelti visus su mokėjimo prašymu susijusius dokumentus. Su tarpiniais mokėjimo prašymais tai būna dažniausiai tai aktas, PVM sąskaitos faktūros, jeigu yra deklaruojamas atvirkštinis PVM, su galutiniu mokėjimo prašymu jūs jau turite dokumentų visumą didesnę. Įkėlus visus reikalingus dokumentus, jūs perinate prie pasirašymo žingsnio. Paspaudus taip, jūs pasirašote elektroninėmis priemonėmis numatytą mokėjimo prašymą. Kai jūs pasirašote, tas mokėjimo prašymas patenka pas mus ir mes jį pradedame vertinti. Jeigu yra kokių nors netitikimų, trūksta kažkokių dokumentų, mes visada grąžinsime tikslinti ir jūs lygiai taip pat per sistemą gausite pranešimą, kad mokėjimo prašymas yra grąžintas tikslintis ir kokių dokumentų trūksta. Patikslinę mums, jeigu tai reikia pridėti tik dokumentus papildomo mokėjimo prašymo, pasirašyti nebereikia, tačiau jeigu reikia pakeisti pačiame mokėjimo prašyme kažkokius skaičius, pridėti, atimti, tai tokiu atveju mokėjimo prašymas yra pasirašomas iš naujo. Tai tiek trumpai apie patį mokėjimo prašymą. Šita visa instrukcija yra patalpinta pas jūs savitarnos svetainėje. Viršuje yra ne tik mokėjimo prašymo instrukcija, tačiau yra ir
paraiškos pateikimo, investicijų derinimo, sutarties pasirašymo. Visą tą informaciją jūs matote ir turite pas save savitarnoje. Tai tiek trumpai apie patį mokėjimo prašymą ir toliau apie įmokų administravimą perduodu kolegoms Ernestai ir Ilonai. Labadiena. Žinome, kad transliacija truputį struginėja, tačiau tą, ko negirdite dabar, galėsite pasižiūrėti įraše. Taigi, mes kalbėsime apie įmokų administravimą, tai esu aš Ilona Vilkickienė, administravimo vadybininkė ir mano kolegė, vyriausia administravimo vadybininkė Ernesta Romikaitė. Tai pirmiausia, įmokų administravimas prasideda nuo mokėjimo grafikų, kurie ir yra sudaromi po valstybės paramos gavimo ir atidėjimo laikotarpio. Šie grafikai yra sudaromi ir siunčiami naudos gavėjui, kuris privalo vadovautis sudarytais grafikais, taip pat supažindinti naudos gavėjus su mokėjimo grafikais. Mokėjimo grafikai yra sudaromi pagal nekilnojamo turto registro išrašą, būtent jeigu yra bendras savininkai, jie gali būti dvejopi, tai yra pagal dalinę nuosavybę ir pagal jungtinę nuosavybę. Jeigu yra dalinė nuosavybė, grafikai yra sudaromi konkrečiai pagal savininko dalį priklausomo turto dalį grafikas, o esant jungtiniai nuosavybei, tai sudaromas vienas grafikas vieno savininko vardu. Esminiai skirtumai, kurių aš nepaminėjau, turbūt čia yra labiau skirta DNMF pirmam srautui. Atsiradus DNMF antram srautui, šie grafikai būtų siunčiami mūsų, kaip mes ILTE, siūstumėm naudos gavėjams kiekvienam atskirai. To administratoriai daryti neturėtų ir grafikų taip pat jie negautų. Kitas etapas, kad pagal DNMF pirmąjį srautą administratoriai privalo mokėti įmokas laiku, tai yra mėnesio 25 dieną, vadovaujantis mokėjimo grafiku. Taip pat yra labai svarbu, kad sumokėtos įmokos, jos yra užskaitomos tik tuo atveju, jeigu yra pateikiama įmokų detalizavimo ataskaita. Dėl to yra privalu pateikti sumokėjus įmokas ir ataskaitą. Ataskaita turėtų būti užpildoma taip, kaip yra nurodyta pirmame paveikslėlyje, antrame paveikslėlyje, konkrečiai nurodant, kurios įmokos yra gyventojo sumokėtos, o kurios yra kompensuojamos. Papildant kolegę, tai esminis skirtumas daugiabučių namų modernizavimo fondo 21-27 metų kvietime, kad administratoriai nebevykdo apskaitos ir gyventojai moka tiesiogiai UAB ILTE įmokas. Todėl šiuo ataskaitų teikti nebereikės. Taip pat grįžtant prie įmokų mokėjimo, tai įmokos turėtų būti sumokėtos 25 dieną. Jeigu jos nėra sumokamos laiku, yra skaičiuojama delspinigiai 0,04%.
nuo kiekvienos termino praleistos dienos. Dar svarbu paminėti, kad jeigu 25 diena išeina kalendorinė nedarbo diena, tai tuomet įmoka gali būti sumokėta sekančią darbo dieną. Tai turbūt čia ir viskas, ar ne, dėl įmokų mokėjimo. Taip pat naudos mokėjimo suderinimas, ar ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, naudos gavėjas tai yra gyventojas, pateikia prašymą paskolos gavėjui dėl permokos grąžinimo, tuomet arba dėl paskolos grąžinimo, tai tuomet mus informuoja prieš 5 darbo tuomet kreipiasi, administratorius į mus, pateikdamas prašymą dėl įmokų grąžinimo. Mes tuomet grąžiname įmokas į kaupiamąją sąskaitą administratorius grąžina gyventojui. Taip pat yra mokėtinų sumų suderinimo niuansas toksai, kai naudos gavėjai pageidauja grąžinti paskolą ar jos dalį prieš terminą, paskolos gavėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki mokėjimo dienos informuoti apie grąžinimą, pateikdamas sutarties priede nurodytos formos prašymą. Atkreipiam dėmesį, kad iš ankstinio grąžinimo prašymas privalo būti pasirašytas paties gyventojo. Jeigu yra pasirašomas kito asmens, turi būti pateiktas įgaliojimas. Taip pat kitas yra svarbus niuansas, tai yra naudos gavėjai, tai yra gyventojai, norėdami perleisti nuosavybės teisę priklausantį turtą, turi kreiptis į administratorių dėl pažymos išdavimo. Administratorius išduoda pažymą ir užtikrina, kad paskolos likučiai yra teisingi, tai yra suderinti su paskolos davėju, tai yra UAB Iltė. Esminis skirtumas antrame sraute DNMF, tai yra šios pažymos bus išduodamos paskolos davėjo, tai yra UAB Iltė ir gyventojai kreipsis tiesiogiai į paskolos davėją. Taip pat pasikeitus buto savininkui, administratorius privalo supažindinti naujai naudos gavėją su sutarties sąlygomis bei informuoti apie ateinančias įmokas bei paskolos davėjui pateikti nekilnojamo turto registro centro išrašą, taip informuojant apie savininko pasikeitimą. Taip pat kitas svarbus administravimo aspektas tai yra asmenys turintis teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą. Taigi tiek DNMF pirmame sraute, tiek antrame paskolos davėjas privalo paskolos gavėjas privalo paskolos davėjui teikti informaciją apie tuos gyventojus, kurie turi tą teisę. Tai yra vadovaujantis įsakymo pakeitimo 10 punkto nuostata, bendrojo naudojimo objektų valdytojas, savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba kredito suteikusi institucija su savivaldybės administracija turi sudaryti asmens duomenų sutartį. Pagal sudarytą sutartį informacija yra teikiama skaidrėje nurodyta forma. Taigi administratorius paskolos davėjui, šiuo atveju mums, nurodyta forma turi teikti informaciją apie gyventojus turinčius teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą. Taip pat tiek esamame, tiek DNMF antrame sraute administratoriaus prievolė yra teikti paraiškas savivaldybėms palūkanų apmokėjimui. Tiek pirmame, tiek antrame pavyzdyje matote, kaip turi būti korektiškai teikiamos paraiškos, tai yra turėtų būti prašomos būtent pažymoje nurodytų mėnesių eilutės. Tai tarkime, jeigu kompensacija galioja nuo kovo iki
nuo kovo 1 iki gegužės 31, tai paraiškoje turi būti prašomos kovo, balandžio ir gegužės mėnesio eilučių įmokos. Apie pinigų gražinimo procesą jau kolegė paminėjo. Antrame sraute tai nebebus aktualu, kadangi naudos gavėjai mokės tiesiogiai paskolos davėjui. Bei paskolos likučių derinimas, tai šiuo metu tai yra aktualu, nes viena iš administratoriaus prievolių yra vykdyti nuolatinę apskaitą ir užtikrinti teisingus kiekvienam naudos gavėjui tenkančius įsipareigojimus, kurie turėtų būti nuolatos derinami su paskolos davėju. Šios prievolės nebelieka DNMF antrame sraute, kadangi, kaip ir minėjome, gyventojų įmokas atlieka tiesiogiai paskolos davėjui. Ačiū už dėmesį. Labadiena, aš esu UAB ILTE vyriausioji teisininkė Kristina ir šiandien trumpai jums pristatysiu apie tai, kas atsitinka, kai butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia nebevykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir apie tai, kaip vykdomas teisminis skolų išieškojimas bei administravimas. Pirmiausia, norėtume pažymėti, jog teisminio skolos išieškojimo pradžia prasideda tada, kai pasibaigia ikiteisminis išieškojimas. Kaip žinia, sutartys yra skirstomos į kelias rūšis: sutartis vardu ir sutartis naudai. Tai būtent sutartyse naudai ikiteisminį išieškojimą vykdo būsto administratorius ir kur yra ta atskirtis. Tai būtent tada, kai įsipareigojimo nevykdymas pasiekia 90 kalendorinių dienų, o būtent kai buto ar kitos patalpos savininkai nebemoka įmokų 90 kalendorinių dienų ir daugiau, įsiskolinimo administravimą perima ILTE, tai yra finansuotojas, ir būtent po šio laikotarpio skolos administravimas pereina finansuotojui ir jo nebevykdo administratorius. Kai skolos administravimas yra perimamas būtent finansuotojo, ILTE siunčia dar papildomai kelis pranešimus būstų savininkams su raginimais atsiskaityti. Tačiau nepavykus to padaryti, nepavykus susitarti su klientais ir įsiskolinimo sumai viršius jau 500 eurų sumą, keliaujama į teismą dėl skolos būtent priteisimo jau teisminiu keliu, teisminiu būdu. Svarbu tikriausiai žinoti, iš ko susideda pati skola, iš ko ji gali susidėti ir kaip ILTE vykdo tą teisminį išieškojimą, ką nurodo ieškinyje. Tai, kaip žinia, skolos sudėtį sudaro paskolos dalis, kuri yra nurodoma paskolos grafike, grąžinimo grafike. Taipogi paskolos palūkanos, kurios, kaip žinote, gali būti atidėtos palūkanos, kurios yra skaičiuojamos nuo būsto renovacijos pradžios iki būsto renovacijos pabaigos. Ir būtent šias atidėtas palūkanas gyventojai gali pasirinkti arba sumokėti visas iš karto jau pasibaigus renovacijos darbams, arba jeigu tai nėra patogu ar nėra finansinių galimybių tai atlikti vienu metu, išdėstyti jas taipogi paskolos grąžinimo grafike, bei po būtent būsto renovacijos darbų pabaigos yra toliau skaičiuojamas paskolos palūkanos nuo suteiktos paskolos sumos. Kaip žinia, tos palūkanos pagal paskolos sutartį yra fiksuotos 3%.
Ir čia labai svarbu pažymėti, jog būtent vykdant teisminį išieškojimą, paskolos palūkanos gali būti priteisiamas už nedidesnį laikotarpį kaip 5 metus. Be šių jau minėtų sumų, taipogi gyventojams nevykdantiems savo įsipareigojimų finansinių, gali tekti būtent mokėti netesybas, o būtent delspinigius, kurie, kaip kolegės jau yra paminėjusios, yra 0,04% už neįvykdytą įsipareigojimą. Tai būtent čia taipogi reikėtų pažymėti, jog teikiant ieškinį teismams, ILTE perskaičiuoja įsiskolinimo sumą, kadangi Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog delspinigiams yra taikoma senatis 6 mėnesiai arba kitaip tariant 180 kalendorinių dienų. Svarbu pažymėti, jog skolą mes galime priteisti pagal turimos nuosavybės dydį. Todėl čia labai svarbus yra pagrindinis principas, kuris yra numatytas Civilinio kodekso 4 knygos 82 straipsnio 3 dalyje, kur nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo dalį apmokėti išlaidas namui, statiniui išlaikyti, jį saugoti, kitas įmokas ir panašiai. Tai būtent šis pagrindinis principas ir skiria jau nekartą girdėtą nuosavybės dalis. Tai jungtinė nuosavybė ir dalinė nuosavybė egzistuoja civilinėje teisėje. Kas liečia jungtinę nuosavybę, tai čia atrodo viskas labai paprasta, nes nuosavybės teisės dalis nėra nustatytos, būtent ši nuosavybės rūšis gali atsirasti tik įstatymų numatytais atvejais. Kaip pavyzdys, vyras su žmona įsigyja būstą, kurie neturi ikivedybinės ar povedybinės sutarties ir nenusistato nuosavybės dalių, kam priklauso. Tai tokiu atveju jų atsakomybė prieš trečiuosius asmenis yra solidari. Tačiau gyvenime, kaip žinia, ne viskas yra taip paprasta ir gyvename ne pagal vieną šabloną, todėl gali atsirasti atveju, kai tas pats vyras su žmona turi ikivedybinę ar povedybinę sutartį arba tiesiog įsigydami būstą nusistato turimos nuosavybės dalis. Kaip pavyzdys po vieną antrąją arba kitas dalis. Arba netgi gali susiklostyti tokiu atveju, kai tas pats būstas priklauso keliems ar keletai asmenų visiškai nesusijusiais giminystės ryšiais. Tai būtent teisėje tai vadinama dalinė nuosavybė, kur kiekvieno savininko nuosavybės dalis yra nustatytos, jos yra nustatytos konkrečiai nurodant, kaip pavyzdys po vieną antrąją, po 3/4 ir panašiai. Ir svarbu paminėti, jog dalinėje nuosavybėje būtent atsakomybė yra asmeninė pagal priklausančią savininkui dalį. Teismai skolų išieškojimo bylose, esant būtent bendrai daliniai nuosavybei, visada reikalauja bendroje skoloje, kuri yra buto skola, nustatyti, kokia skolos dalis priklauso kiekvienam konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančią nuosavybės dalį. Būtent dėl šios priežasties, nors būstas ir yra vienas butas, tačiau gali susidaryti atveju, kai tas pats butas ir jų savininkai turi keletą grafikų, mokėjimo grafikų. Būtent dalinė nuosavybė turi dar vieną įdomų ypatumą, o būtent savininkų daugiatas lemia tai, jog savininkai, kai jų yra keletas, pagal dalinės nuosavybės teises ir panašiai, turi santykį ne tik su trečiaisiais asmenimis kreditoriais ir panašiai, tačiau ir tarpusavio santykį. Ir būtent Civilinio kodekso 4 knygos 76 straipsnis tą ir nurodo, kad jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą, tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo atlyginimą. Tačiau jeigu įstatymai nedraudžia, savininkai gali pakeisti savo santykius, savo turtinį režimą, sakykime, atitinkamai sutartimis ar susitarimais, apie ką būtent pakalbės vėliau mano kolegė Jurgita. Ir pabaigai norėčiau pažymėti, jog labai svarbu šviesti, informuoti gyventojus apie tai, kokias teises ir pareigas jie turi,
apie tai, kad jeigu kyla sunkumų, kad visada gyventojai gali kreiptis finansinių būtent sunkumų, kad gali kreiptis ir turi teisę į kompensaciją už šildymą ir kartu ir kompensaciją už renovaciją gauti galėtų, kad nebijotų bendradarbiauti, net ir esant finansiniams sunkumams ir mums bandant susisiektų, informuotų, nes visada galima išvengti teisminio skolų išieškojimo ir susitarti dėl būtent skolos grąžinimo dalimis. Taip pat nemažiau svarbus yra administratorių ir finansuotojo būtent ILTES bendradarbiavimas, ypatingai tokiais klausimais jautriais kaip turto perleidimo atvejais, pirkimo pardavimo ar savininkų pasikeitimo, net ir mirties atvejais, kad atitinkami duomenys nebūtų perdodami duomenų sistemoms apie turimus įsiskolinimus, bei labai svarbu, jog savininkų kontaktiniai duomenys būtų savalaikiai atnaujinami bei kaupiami. Tai būtų tiek. Ačiū už dėmesį ir toliau apie teisinę aplinką, kaip ir minėjau, pakalbės mano kolegė Jurgita. Sveiki, esu Jurgita, ILTE teisininkė ir kaip kolegė Kristina pristatė, pristatysiu teisinę aplinką. Taigi, kaip ir Kristina minėjo, esant bendrai daliniai nuosavybei, kiekvienas iš bendrasavininkų turi prievolę mokėti kredito įmokas proporcingai turimai savo nuosavybės daliai. Tačiau ILTE, girdėdama projekto administratorius ir suprasdama, kad praktikoje gali kilti nepatogumų renovuoto daugiabučio buto ir kitos patalpos bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkams, jei tai tarkim yra artimi asmenys, mama ir vaikai ar partneriai, kredito įmokas mokėti pagal 2, 3 ar net 4 mokėjimo grafikus. ILTE atliepdama tokių bendrasavininkų poreikius suteikia galimybę tokiems savininkams pasirašyti susitarimą, kurį teisę sudaryti numato ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos. ILTE paruošta tokio susitarimo forma yra patalpinta ILTE interneto svetainėje, tiek senojo, tiek naujojo srauto DNMF polapiuose. Susitarimu bendrasavininkai sutars, kad už buto ar kitos patalpos paskolos įmokų mokėjimą ILTE pagal paskolos sutartį jie atsakys solidariai, nuspręsdami, kuris iš bendrasavininkų atliks įmokų pagal paskolos sutartį mokėjimą, mokėjimo paskirtyje nurodant ILTE jiems priskirtą vieną bendrą mokėjimo kodą. Tokio susitarimo pagrindu paskolos sutarties įmokos bus mokomos pagal vieną bendrą viso buto ir kitos patalpos paskolos grąžinimo grafiką, kaip ir bendrosios jungtinės nuosavybės atveju, kurį ILTE paruoš ir pateiks bendrasavininkams atitinkamai DNMF aprašuose numatyta tvarka. Kadangi pasirašant tokį susitarimą bus sutarima dėl solidariosios atsakomybės, yra labai svarbu suprasti tokio susitarimo pasekmes prieš jį pasirašant ir pateikiant ILTE. Pasirašius tokį susitarimą ir vėluojant atlikti paskolos įmokų mokėjimus, visi buto ir kitos patalpos bendrasavininkai atsakys už visą pradelstą sumą solidariai, nesižvelgiant į jiems priklausančią buto ir kitos patalpos nuosavybės dalį. Todėl ILTE turės teisę reikalauti, kad prievolę mokėti susidariusią skolą įvykdytų tiek visi bendrasavininkai, bendraskoliai kartu, tiek vienas iš jų skyrium, taip pat tiek visą prievolę, tiek dalį jos.
Taip pat toks susitarimas turės įtakos ir skolinio įsipareigojimo tikimųjų būdui į paskolų rizikos duomenų bazę, kurią toliau sutrumpintai vadinsiu PRDB. PRDB tai yra Lietuvos banko administruojama duomenų bazė, į kurią pateikiami duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas. Į PRDB duomenys teikia Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, užsienio bankų filialai, taip pat Centrinė kredito unija ir kredito unijos vartojimo kredito paskolų davėjai. PRDB tikslas yra užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko ir Europos centrinio banko teisę gauti reikalingą informaciją politikos susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos įgyvendinimo, finansų rinkų priežiūros, statistikos tikslais, taip pat sudaryti atskaitingiesiems agentams sąlygas į PRDB teikiant ir iš PRDB gaunant duomenis, įvertinti paskolos gavėjų patikimumą ir kitą. ILTE kaip nacionaliniam plėtros bankui yra taikomos Lietuvos banko patvirtintos PRDB tvarkymo taisyklės, kurių 8 punkte yra numatyta, kad atskaitingieji agentai, kokiu yra ILTE, į PRDB privalo teikti visų fizinių, juridinių asmenų ir kitų subjektų taisyklių pirmame priede nurodytus asmens duomenis, tokius kaip fizinio ar juridinio asmens nacionalinis identifikatoriaus kodas, kas yra atitinkamai asmens kodas ar juridinio asmens kodas, vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kiti duomenys. Ir kas yra ypač svarbu paskolų teikimo kontekste, tai tokiems asmenims tenkant įsipareigojimų sumos dydį. Esant prieš tai mano pristatytam bendrasavininkų susitarimui dėl paskolos įmokų mokėjimo, duomenys apie paskolos įmokų mokėjimą vadovaujantis PRDB tvarkymo taisyklėmis bus teikiami į PRDB nurodant, kad paskolos gavėjai yra susitarimai išvardinti visi bendrasavininkai, kurie yra solidariai atsakingi už visas susitarimus sujungiamas prievolės, todėl visiems bendrasavininkams bus priskiriamas bendras įsipareigojimo dydis, neįskiriant kiekvienam bendrasavininkui tenkančios dalies pagal jam priklausančią turto dalį. Tai labai svarbu pažymėti, kad dėl tokio informacijos perdavimo būdo į PRDB bendrasavininkams ateityje gali kilti sunkumų siekiant prisimti kitus finansinius įsipareigojimus, todėl tokie būtų ir kitų patalpų savininkai turėtų šias galimas kilti rizikas ir pasekmes apsvarstyti prieš pasirašant susitarimą ir jį pateikiant ILTE. Teikiant duomenis į PRDB taip pat yra labai aktualus asmens duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų tikslumo principas, kas reiškia, kad asmens duomenys turi būti tikslus ir prireikus atnaujinami. Taip pat turi būti įmamasi visų pagristų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslus, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi. Šiuo atveju, jei traktuotume, kad butas ar kita patalpa turėtų būti nedalomas vienetas ir turėtų būti formuojamas bendras kredito mokėjimo grafikas visam butui ar kitai patalpai, kaip buvo daroma iki šiol, būtų tvarkomi netikslus asmens duomenys. Perdodant netikslius duomenis į PRDB, neįskiriant tikrojo prievolės dydžio PRDB šioje bazėje, kas yra prieinama ir kitiems kreditų tiekėjams, būtų prieinami netikslus duomenys apie įsipareigojimų dydį, skolas ir panašiai, kas be kito ko, kad netitiktų BDR reikalavimų, taip pat galėtų sukelti neigiamas pasekmes paskolų gavėjams, tai yra būtų ir kitų patalpų savininkams. Tačiau esant mano aptartam bendrasavininkų susitarimui ir jo pagrindų perdodant duomenis į PRDB, bus laikoma, kad tokio susitarimo pagrindų perdodami duomenys yra tikslus ir teisingi, nes dėl tokių duomenų sutarė buto ar kitos patalpos bendrasavininkai ir prisėmė visas galimas dėl to kilti rizikas. Tai ties šia vieta savo pristatymą mes baigėme.
Daugiau aktualios informacijos galite sužinoti mūsų interneto svetainėje, taip pat prašome sekti mūsų socialiniuose tinkluose. Na, dabar atėjo eilė atsakymų teikimams į išduotus klausimus, jei tokių yra. Ir grįžtame paskutinį mūsų dalį, tai jūsų klausimam, jeigu jų vis dar turėtumėte, galite parašyti komentarų skiltį, o jeigu neturite, kviečiu pasinaudoti aktyviai šią skaidrę. Šią skaidrę galėsite pasižiūrėti ir pasižiūrėję įrašą. Įrašas turėtų būti kokybiškas, nes jį padarėme gerą ir jį galėsite dar kartą pažiūrėti. Pažiūrėję, jeigu turėtumėte klausimų, pasinaudokite skaidrę, kurioje matote QR kodus ir galite gauti daugiau informacijos. Taip pat juo pasinaudoję, vienu iš tų kodų galite užsiregistruoti individualiai konsultacijai, jeigu norite aptarti konkretaus projekto klausimus ar bendrasias sąlygas ar individualias, jums bus paskirtas gerai išmanantis konsultantas ir atsakys, atlieps į visus jums rūpimus klausimus. Kadangi klausimų internetu užduoti nėra, nestrykštate ar dar nespėjote jų užduoti, tai norim padėkoti už skirtą laiką, dar kartą atsiprašyti už nesklandumus pradžioje. Jeigu tikrai aktualu, kviečiu pasiklausyti įrašo pradžią, kuri bus be trikdžių. Ir jeigu vis dėlto iškils klausimų, drąsiai kreiptis, skambinti, rašyti laiškus arba pasinaudojus vienu iš QR kodų, registruoti individualiai konsultacijai. Ačiū Jums ir geros dienos.